Šiandieninėme skaitmeninėme pasaulyje tradicinis tinklo perimetras tampa vis labiau neryškus. Organizacijos sparčiai diegia debesų kompiuteryje, kuri žada lankstumą ir mastelio keitimą. Šis perėjimas prie debesijos reikalauja naujo požiūrio į saugumą, kuris galėtų neatsilikti nuo dinamiškos debesijos aplinkos prigimties. Virtualios ugniasienės tapo kritiniu debesijos saugumo komponentu, suteikiančiu lankstų ir keičiamo dydžio sprendimą, skirtą apsaugoti debesyje esančius išteklius. Skirtingai nuo savo aparatinės įrangos atitikmenų, virtualios ugniasienės yra programinės įrangos pagrindu ir veikia virtualizuotoje aplinkoje. Tai reiškia, kad jas galima įdiegti virtualiuose mašinose ar konteineriuose, o tai suteikia aukštą lankstumo ir judrumo laipsnį. Virtualios ugniasienės veikia kaip barjeras tarp patikimų ir nepatikimų tinklų, tikrindamos įeinantį ir išeinantį srautą, ar nėra kenkėjiškos veiklos. Jos vykdo iš anksto nustatytas saugos politikas, blokuodamos arba leisdamos srautą pagal tokius veiksnius kaip šaltinio ir paskirties IP adresai, prievadų numeriai ir protokolai. Virtualios ugniasienės iškilimas yra neatsiejamai susijęs su augančiu debesų kompiuterijos naudojimu. Organizacijoms perkeliant savo programas ir duomenis į debesį, tradicinėms aparatinės įrangos ugniasienėms sunku neatsilikti. Kita vertus, virtualios ugniasienės yra sukurtos debesyse. Jas galima lengvai įdiegti ir keisti jų dydį, kad atitiktų dinamiškos debesijos aplinkos poreikius. Tai daro jas idealių saugumo sprendimų įvairaus dydžio įmonėms, norinčioms apsaugoti savo debesyje esančius išteklius. Organizacijoms ir toliau diegiant debesiją, virtualios ugniasienės atliks vis svarbesnį vaidmenį, užtikrinant jų skaitmeninių išteklių saugumą. Suprasdamos virtualių ugniasienių galimybės ir apribojimus, įmonės gali priimti pagrįstus sprendimus dėl savo debesijos saugumo strategijos ir užtikrinti vertingų duomenų apsaugą nuolat besikeičiančioje grėsmių aplinkoje. Vienas iš pagrindinių virtualių ugniasienių pranašumų yra jų pritaikomumas ir paprastas diegimas. Skirtingai nuo tradicinių aparatinės įrangos ugniasienių, kurias reikia fiziškai įdiegti ir sukonfigūruoti, virtualias ugniasienės galima greitai įdiegti ir paruošti naudoti pagal poreikį. Šis judrumas yra ypač svarbus debesijos aplinkoje, kur ištekliai yra dinamiškai paruošiami ir panaikinami. Virtualias ugniasienės galima įdiegti įvairiomis konfigūracijomis, kad atitiktų konkrečius saugos reikalavimus. Pavyzdžiui, viešojo debesies aplinkoje virtualią ugniasienę galima įdiegti, norint apsaugoti virtualų privatų debesį, veikiantį kaip barjerą tarp VPC ir viešojo interneto. Ši konfigūracija užtikrina, kad visas srautas įeinantis į VPC arba išeinantis iš jo būtų patikrintas ir filtruojamas pagal nustatytas saugos politikas. Hibridinio debesies scenarijuje, kai organizacijos turi vietinės ir debesies infrastruktūros derinį, virtualias ugniasienės galima naudoti, norint sukurti nuoseklią saugos padėtį abiejose aplinkose. Jas galima įdiegti vietinio tinklo krašte, įėjimo į debesį taške arba net pačioje debesies aplinkoje, užtikrinant tikslę tinklo srauto kontrolę. Galimybė automatizuoti virtualių ugniasienių diegimą ir konfigūravimą yra dar vienas reikšmingas pranašumas. Naudodamos infrastruktūrą kaip kodo įrankius, organizacijos gali apibrėžti savo ugniasienės konfigūracijas kode ir automatiškai jas įdiegti. Taip sumažindamos žmogiškųjų klaidų riziką ir užtikrindamos nuoseklumą keliuose diegimuose. Ši automatizavimo galimybė yra būtina organizacijoms, kurioms reikia greitai įdiegti ir keisti savo saugos infrastruktūros dydį, reaguojant į besikeičiančius verslo poreikius ar saugumo grėsmes. Virtualios ugniasienės siūlo didelius sąnaudų pranašumus, palyginti su tradiciniais aparatinės įrangos sprendimais. Naudojant aparatinės įrangos ugniasienės, organizacijos susiduria su didelėmis išankstinėmis išlaidomis, susijusiomis su fizinių įrenginių pirkimu ir diegimu, taip pat su nuolatinėmis priežiūros ir palaikymo išlaidomis. Priešingai, virtualios ugniasienės veikia virtualizuotoje infrastruktūroje, todėl nereikia specialios aparatinės įrangos ir sumažėja kapitalo išlaidos. Eksploatacinės išlaidos susijusios su virtualiomis ugniasienėmis taip pat paprastai yra mažesnės nei aparatinės įrangos ugniasienių.
Virtualias ugniasienes galima valdyti naudojant centralizuotą valdymo pultą, o tai supaprastina administravimą ir sumažina specializuoto IT personalo poreikį. Šis centralizuotas valdymas taip pat leidžia lengviau stebėti ir teikti ataskaitas. Todėl organizacijos gali geriau suprasti savo saugumo padėtį. Mastelio keitimas yra dar vienas sritis, kurioje virtualios ugniasienės pranoksta. Augant organizacijoms ir didėjant jų tinklo srautui, virtualias ugniasienes galima lengvai padidinti arba sumažinti, kad atitiktų besikeičiančius poreikius. Šis mastelio keitimas yra būtinas įmonėms, kurios patyrė sezoninius srauto šuolius ar nenuspėjamą augimą, nes tai leidžia joms koreguoti savo saugumo padėtį be brangių aparatinės įrangos atnaujinimų. Virtualios ugniasienės yra ekonomiškos ir keičiamos, todėl jos yra patrauklus pasirinkimas įvairaus dydžio organizacijoms. Nesvarbu, ar tai maža įmonė, tik pradedanti savo kelionę debesyje, ar didelė įmonė turinti sudėtingus saugumo poreikius, virtualios ugniasienės suteikia lankstų ir prieinamą sprendimą, kaip apsaugoti savo vertingą turtą debesyje. Ketvirtas skyrius – saugumo patobulinimai ir reagavimas į grėsmes. Virtualios ugniasienės siūlo keletą saugumo patobulinimų, kurie sustiprina bendrą organizacijos saugumo padėtį. Vienas iš tokių patobulinimų yra galimybė įdiegti mikrosegmentavimą. Tradicinės ugniasienės paprastai apsaugo tinklo perimetrą, tačiau virtualias ugniasienės galima įdiegti detalių lygių, kad tinklas būtų suskirstytas į mažesnės izoliuotas saugos zonas. Šis mikrosegmentavimas apriboja saugumo pažeidimo sprogimo spindulį, apribodamas bet kokią potencialią žalą tam tikroje zonoje. Kitas virtualių ugniasienių saugumo pranašumas yra jų integracija su kitomis debesyje veikiančiomis saugos paslaugomis. Pavyzdžiui, virtualias ugniasienes galima integruoti su įsilaužimo aptikimo ir prevencijos sistemomis arba IDPS, kad būtų užtikrintas papildomas apsaugos lygis. Ši integracija leidžia realiuoju laiku aptikti grėsmes ir automatiškai į jas reaguoti, blokuojant kenkėjišką srautą, kol jis nepasiekia svarbių išteklių. Be to, virtualias ugniasienes galima įdiegti naudojant aukšto prieinamumo konfigūracijas, kad būtų užtikrinta nuolatinė apsauga. Įdiegus kelias virtualios ugniasienės kopijas, organizacijos gali pašalinti vieno gedimo taškus ir išlaikyti tinklo saugumą net ir aparatinės ar programinės įrangos gedimo atveju. Virtualios ugniasienės gebėjimas greitai prisitaikyti prie naujų grėsmių yra labai svarbus šiandieninėje dinamiškoje grėsmių aplinkoje. Saugumo tiekėjai reguliariai išleidžia atnaujinimus ir pataisas, kad pašalintų atsiradusias spragas. O virtualias ugniasienes galima lengvai atnaujinti be ilgo prastovos laiko. Šis judrumas leidžia organizacijoms neatsilikti nuo naujovių ir išlaikyti tvirtą saugumo padėtį, nepaisant naujausių kibernetinių grėsmių.